Gyvenimas nestoja vietoje ir statybų pasaulyje. Naujiena rinkoje – tai fasado dekorinės plokštės skirtos naujos statybos namų fasado apšiltinimui ir dekoravimui, bei daugiabučių namų renovacijai. Ši medžiaga susideda iš kvarcinės smėlio, marmuro dulkių ir polimerų. Jie pasireiškia ilgamžiškumo savybėmis, greitai montuojama, išgaunama graži struktūra. Ši medžiaga skiriasi nuo įprastinių šlapio tinkavimo būdų tuo, kad jinai yra pagaminta jau gamykliniu būdu. Produktas klijuojasi tiesiai prie apšildomojo sluoksnio arba tiesiai prie sienos. Jei namui reikalingas yra papildomas apšildymas, yra klijuojamas 10 arba 15 cm putplastis, prie kurio po to klijuojama ši medžiaga. Ši medžiaga yra ne tik tai kaip dekorinė plokštė, ji ir dar turi 3 cm storio putplastį, kuris dar duoda papildomos varžos. Varža yra 1,4. Ši fasado dekorinė plokštė yra pilnai paruošta dažymui, todėl pabaigus jos tvirtinimo darbus ir užglaiščius kampus bei siūles, ją iš karto galima dažyti pageidaujama spalva. Tankiai užduoda žmonės klausimą, kaip vis dėlto yra su ta kokybė, ar ši medžiaga neskilinėja, ar sakykime, nesilupa, ar nėra kažkokių tai defektų, nebūna su ja. Ne, iš tikrųjų, ši medžiaga yra unikali tuom, kad jinai yra dengiama 3 sluoksniais, jinai išgauna labai gerą elastingumą, tuo pačiu atlaiko labai daug įvairių ciklų, atitinkamai šalčio ir šilumos ciklų, ir ši medžiaga netrukinėja. Ši medžiaga turi unikalią savybę, jinai yra ilgaamžiška. Gamintojas jai suteikia 100 metų garantiją. Šių fasado dekorinių plokščių montavimas yra toks nesudėtingas, kad ją galima suklijuoti ir be specialistų pagalbos. 2 metrų ilgio plokštės yra lengvai pjaustomos, o prie sienos jos yra klijuojamos specialiais klijais. Pradinėme etape, kol neišdžiūvo klijai, jos yra primontuojamos kaiščiais. O po to, kada išdžiūna, tai kaiščiai yra ištraukiami ir toliau klijuojama yra iš viršaus. Šiuo atveju už kokybę atsako gamintojas. Šiuo atveju reikia kokybės mokėti priklijuoti prie sienos. O kada jau priklijavai, toliau jau kaip konstruktorius, sakykime, dedasi viskas, klijuojasi iš viršaus ir visas tas dalykas labai greitai susitvarko. Šio namo sienų plotas yra 460 kvadratų. Prie šio namo dirba 6 žmonės, kurie per vieną pamainą gali suklijuoti apie 80 kvadratinių metrų. Per 4-5 dienas jie gali pilnai suklijuoti, per 5 dienas gali visą namą suklijuoti. Tinkuojant namą šlapio tinkavimo būdu, paprastai angokraščiai yra tik užarmuojami ir nutinkuojami, nededant ten papildomo apšiltinimo. Todėl per langus į namo vidų gali patekti šaltis. Fasado dekoriniai elementai išsprendžia šią problemą. Tai yra dedamas angokraštis, pagal išmatavimus, jisai yra priklijuojamas iš šono ir tiesiog iš viršaus yra šituose tarpeliuose yra užglaistomas ir iš viršaus yra uždažomas. Tai yra pakankamai greitas ir paprastas darbas. Yra paprastas dalykas, sakykime, padaryti dekorinius apdailinimus aplink langus, klijuojant vėlgi tos pačius dekorinius elementus, kurie klijuojami tiesiai prie kampų, aplinkui langus ir jie suteikia tą namui grožį. Naudojant fasado dekorinius elementus, statant yra taupomas laikas, mažėja darbų ciklų kiekis. Klasikinį lygų fasado tinką galima paversti moderniu ir panaudoti ten įvairių ornamentų dekorą.